Sveiki, atsimenat praeitose video mes susimontavom pas klientą naują inverterį Sungrow, tada susimontavom bateriją Sungrow ir dabar klientai sakė, turiu Huawei įkrovimo stotelę, o jinai nelabai gerai komunikuoja su Sungrow sistema. O Sungrow turi savo appsą ir viską per ten galima matyti, stebėti, suvartojimus, balansuojimus ir visą kitą. Todėl sako, noriu pasikeisti savo įkrovimo stotelę irgi į Sungrow, kad būtų viena ekosistema. Todėl mes šiandien nuimsime va šitą mažytę įkrovimo stotelę ir vietoj jos sudėsim va štai tokią Sungrow įkrovimo stotelę, kad jinai integruotųsi į bendrą visą Sungrow ekosistemą, kuri yra suinstaliuota namuose, tai yra inverteris, baterijos ir dabar jau bus įkrovimo stotelė. Ir galima būtų viską matyti, stebėti per vieną aplikaciją. Taip, štai čia mūsų įkrovimo stotelė. Taip, kaip ir visada su Sungrow produkcija, labai aiškia kalba viskas užrašyta. Mums jų kalbos nereikia. Mums reikia susimontuoti šitą daiktą. Taip, įkrovimo stotelė su integruotu kabeliu. Kaip matėt, prieš tai buvo neintegruotas kabelis. Va taip va atrodo. Ir net yra laikiklis specialus pastatyti puodelį kavos iš degalinės. Ai, ne, atsiprašau, čia įkišti štai šitą daiktą. Suklydau, bet labai man panašus jisai buvo. Taip, tai pasižiūrim, iš tiesų komplekte, kiek matau, stipriai nieko nėra. Yra kaip visada įvairūs laikikliai, tvirtinimai, sandarikliai ir jungtis. Pati stotelė, štai tokia. Beje, yra ir mūsų internetinė parduotuvė. Tai universalus įkrovimo stotelės stovas. Kodėl jisai universalus? Nes, va taip kaip jūs jį dabar matote, jisai tinka Wallbox stoteliai. Va, atitaikyta anga prasivesti kabelį, atitaikytos skylės, kad Wallbox'o stotelė čia pritvirtinti. Bet pritvirtinus štai tokią aikštelę prie mūsų stovo, šitas stovas pavirsta Teltonikos įkrovimo stotelės stovo. Ir lygiai taip pat jai yra atitaikyta anga kabelių pravedimui. Ir trečias dalykas, kodėl šitas stovas yra universalus, nes mes jam padarėm vietą kištukiniam lizdą. Yra modernizacija su kištukiniu lizdu, yra be. Kai su kištukiniu lizdu į šitą vietą mes įmontuojame pastiprintą kištukinį lizdą. Į šitą kištukinį lizdą jūs galite pasijungti dulkių siurblį. Pavyzdžiui, kai jūsų elektromobilis kraunasi ir jums dar reikia jį pasiurbti, arba bet kokį kitą įrenginį. Sutikit, kad kištukinis lizdas šalia automobilio yra patogi. Ir sekantis dalykas, jeigu pas jūs netyčia, kas nutinka nedažnai, bet kartais nutinka, kažkas nutiktų su jūsų įkrovimo stotelė, jūs į kištukinį lizdą galite įjungti savo kilnojamą įkroviklį. Šitą stovą galite įsigyti mūsų internetinėje parduotuvėje, nuorodą į kurią aš paliksiu šito video aprašymę. Taip pat šitas stovas gali būti kaip vienpusis, taip ir dvipusis. Stovas. Taip, varžtelis su labai gudria žvaigždutė, kuri per vidurį su taškiuku, bet ačiū kiniečiams, nes raktelis yra. Tai šitas daiktas nusiima. Tai va, štai tokia bazė. Čia, kaip matau, atsukam. Jo, ir pasijungia jinai paskui taip. Tai šitą mes tvirtinsim prie sienos. Dabar žiūriu, kaip su komunikacija. Panašu, kad komunikacijos kabelis pasijungia va štai šitą jungtį. Tai reiškia, kad jisai, jeigu pas mus išeina iš sienos, tai turėsim padaryti tokią kilputę, kas jau nėra labai gražu, bet pasižiūrėsim, kaip gausis tą pasidaryti.
Tai šiaip šitą stotelę, kaip ir visos kitos šiuolaikinės stotelės, turi savo aplikaciją, turi dinaminį balansavimą, turi balansavimą tarp stotelių. Tai reiškia, kad jūs į vieną liniją galite sujungti kelias stotelės ir jos tarpusavį balansuosis ir neleis apkrauti linijos. Nu va, atrodo štai taip. Dabar pritvirtinsim šitą daiktą prie sienos ir susimontuosime pačią stotelę. Taigi, kaip matot, labai paprastai susimontavo šitą stotelę, pasijungė 5 laidai, 3 fazės, 0 žeminimas, svarbiausia nesumaišyti 0 su fazėm, kad nebūtų reikalų. Pasijungė internetas pasijungė, taip va, iš apačios levai, bet pasijungė internetas, tas yra iš tiesų gerai, nes realiai galima stebėti, žiūrėti jūsų stotelį jau internetu per nuotolį, bet mums ją reikia pridėti į mūsų programėlę. Taip, ir dar vienas svarbus dalykas su įkrovimo stotelėm, kad įkrovimo stotelėm dažniausiai reikalingas dinaminis galios valdiklis. Ir su Sungrow stotelė yra 2 variantai. Pirmas variantas, kaip dabar, kaip matote, mes montuojame įkrovimo stotelę daugiabučio parkinge ir čia jokių inverterių, jokių saulės elektrinių, nieko nėra. Todėl mes paimam štai tokį dinaminį galios valdiklį, jisai skirtas šiai stoteliai, prie jo prisijungs štai tokie trafukai, jie pasijungs ant įvadinio kabelio, matos srovę ir per komunikacijos kabelį bendraus su stotelė ir taip jie balansuos ar neleis automatams išjungti. Jeigu pas jūs yra namuose Sungrow inverteris, Sungrow baterijos, Sungrow visa įranga ir yra dinaminis galios valdiklis, tai šituo atveju Sungrow stotelė prisijungia prie interneto ir savo vidinėme tinkle tie įrenginiai, inverteris su stotelė, jie bendrauja. Ir tas yra gerai to, kad jums be papildomų kažkokių dalykų galima perteklinę elektros energiją iš karto persiųsti į stotelę. Ką turiu omeny? Turiu omeny, kad jeigu pas jūs yra inverteris, dinaminis galios valdiklis ir įkrovimo stotelė, jie tarpusavį net neturi būti sujungti kažkokiais laidais, jie visi prijungti prie elektros tinklo, yra vienas pagrindinis dinaminis galios valdiklis, kuris reguliuoja visas apkrovas ir kai dinaminis galios valdiklis arba net inverteris, bet dažnu atveju to reikia per dinaminį galios valdiklį, nes jisai mato, kad jūs jau į tinklą atiduodat, nes inverteris gali matyti, kiek jisai šiuo metu generuoja, bet jisai nežino, kiek jūsų namas suvartoja. Dinaminis galios valdiklis jau žino, kiek jūs suvartoja ir jeigu jis mato, kad jūs visos elektros energijos nesunaudojat, o dalį atiduodat kažkur į tinklą, jisai tą elektros energiją gali perskirstyti ir įjungti krovimą jūsų elektromobilių. Tokiu atveju jūs neatidavinėsit elektrą į tinklą, o krausitės elektromobilį savo namuose ir naudosite šiuo metu generuojamą elektrą. Aišku, jeigu tai leidžia, nes dažniausiai mes dienos metu, kada geriausia generacija, būname darbe. Vienas dar niuansas su Sungrow įkrovimo stotelė, kad jai reikalingas šiaip internetas ir pačiai programėlė reikalingas internetas. Ir šiuo atveju, kai mes montuojam ją parkinge, tai tas variantas jau nelabai geras, nes be interneto mes negalim paleisti net programėlės ir prijungti mūsų stotelės prie tos programėlės. Tas yra blogai, bet yra specialios kortelės, kurias galima pririšti prie tos stotelės ir taip identifikuoti, ta prasme atvažiuojat, pasistatėt krautis, pridėjot kortelę, pradėjo krovimas. Tai reiškia, kad kažkas kitas krautis negalės. Bet stebėti kažkokių parametrų, žiūrėti, kiek jūs ten sunaudojat ir taip toliau, to be interneto negalėsit. Bet iš kitos pusės dažniausiai, kas turi elektromobilius ir įkrovimo stotelės, parašykite į komentarus, kaip dažnai užeinat tą programėlę ir pasižiūrit, ką jūs ten gero pareisikrovėt arba kiek jums tas kainavo ir taip toliau.
Tai programėlę parsisiunčiam iš App Store arba iš, kaip jisai pas Google'us, iš App Store arba iš Play Store, iEnergy Charge, pridedam įrenginį, prašo nuskainuoti QR kodą, QR kodas randasi iš stotelės kairės pusės, toksai mažas, jį paimam, nuskanuojam. Atsirado iš karto jūsų stotelė, patvirtinam ir viskas, ir jinai iš karto sako mums, kad paruošta startui. Taip, jinai yra paruošta startui, aišku, mes ją pridedam ne pirmą kartą, o antrą kartą, tai jeigu jūs dėtumėt ją pirmą kartą, tai reikėtų suvesti jūsų interneto networkoje pavadinimą ir pasvordą. Taip, dar didelis privalumas šios stotelės, nes kabelis jos yra 7 metrai, nes daugeliu atveju kabelio yra tik 5 metrų. Tai čia irgi turėkite omenyje, jeigu reikia ilgesnio kabelio, tai vat sprendimas. Komplekte eina dar toksai kabelio laikiklis. Kažkur taip galima prisukti, taip galima prisukti, taip galima prisukti, bet mūsų klientas pasakė, kad dar neapsisprendęs, ar jisai nori, kad čia būtų kažkoks kabelio laikiklis. Todėl kabelį visą laiką galima apvynioti aplinkui stotelę ir pakabinti va taip. Štai tokia stotelė. Prenumeruokite kanalą, spauskite laiką, o mes bandysime su savo dizeliniu automobiliu be sankabos davažiuoti iki Vilniaus. Iki.